Laidą pristato Sako, kad eidami per gatvę degant raudonai šviesai, rizikuojate tą šviesą pamatyti tunelio gale. Plačiau miestelio naujienas aptars Palytikių klubas. Žinote, kolegė, aš supratau, koks biznis yra labiausiai apsimokantis. Na ir koks? Reikia turėti nuosavą degtinės fabrikėlį. Jūs taip manote, kolegė? Žinoma, tu tik paskaičiuok, kiek pusę litro degtinės kainuoja parduotuvėje. Be 15 litrų tikrai negausi, tiesa? O čia nusipirki spirito litrą už 10 litrų, atskiedi paprastu vandenėliu ir iš litro gaunasi jau 4 puslitriukai ir parduodi juos po 15 litukų. Ir kiekgi gaunasi pelno? Tai va, 10 litų padalini iš 4 ir gaunasi, kad degtinės buteliukas kainuoja 2,5 litro. Savikaina, tada padaugini iš 15 ir gauni 60. Iš 60 atimi 10 litų spirito kainos ir grynas pelnas jau 50 litų. Tai čia jeigu prekiausi tik tai vieną dieną, o jei prekiausi naktį, kai valstybiniai taškai uždaryti, buteliuko kaina bus jau kokių 20 litukų. Taigi 20 padaugini iš 4 gauna 80, atimi tos 10 litukų ir grynas pelnas 70 litų. Ir taip kasdien. Per mėnesį galima užsidirbti virš 2000 litų, va čia tai gyvenimas. Kažkaip jau jūs lengvai paskaičiavote tą biznį, kolegė. Jis jau toks pelningas, tai kodėl niekas jų neužsiminėja? Kaip tai neužsiminėja ir dar kaip, tik niekas nežino, nes tai nelegalu. Tada anksčiau ar vėliau liepto galą prieisite, supakuos policija. Na, ne visus supakuoja, reikia atsargiai dirbti ir gerai bei ilgai gyvensi. Žinote, kolegė, reikia nepamiršti, kad už tokius darbelius numatyti ir bausmė atitinkama. Lengvas pelnas lengvai gali virsti ilgu kalėjimu už grotų. O kiek už tai duoda? Na, už nedidelį kiekį viešieji darbai arba bauda. Vieni juokai. Už didesnį kiekį laisvės apribojimas arba areštas. Na, 10 parų pasėdėsim savaitgalis, kas čia tokio. Tai čia tik už laikymą, o jūsų planuojamas kiekis gresia kalėjimo iki 2 metų. Na jau ne, už ką čia taip? Va taip. Tai sakote iki 2 metų? Būtent. Aha, tai gal tada, kolegė, jūs turite pasiūlyti kokį nors kitą verslo planą? Turiu. Eikite į darbo biržą. Gausite truputį mažiau, graušite tuos pačius džiūvėsėlius, bet sėdėsite ne kalėjime, o savo namuose.